Sveiki visi. Trumpas video apie tikslumą ir ką čia prigabinau iki šiandienos. Tai ištekintas velenas, surinkta viskas, guoliai užveržti, išstatyti, varžtai privirinti, stiprumas 10-9, 16 mm. Tai šiek tiek guoliavietėse, tose skylėse turi laisvumo. Skylės, man atrodo, 18 gal. Pareguliavimui palikta. Tai ką noriu parodyti, įstačiau čia tokį vidmatį savadarbį ant magneto. Čia sulūžęs magnetas, nefokusuoja kažko. Žodžiu, dabar ten tarpelis mažiau negu 0,15, net nelenda šiupas. Galima pademonstruoti, jeigu gausis, ir pafilmuoti, ir priartinti. Nu, kažką fiksuoja, dabar reikia pabandyti. Nu, net nelenda, judina. Jeigu matėsi, nemačiau, nes užsiėmęs darbu buvau. Žodžiu, šitoj pusėje, galima ir kitoj pusėje prasukti, kad jokios apgaulės nebūtų. Čia telefoną tremt. O dabar gerai matosi. Nu va. Neina įkišti. Žodžiu, visą ratą apsukus turėtų matytis, ar jisai sujuda ar ne. Tai va, tarpelis turbūt kokių 0,10 ir jokio, kaip pasakyt, mušimo iš veleno pusės. Jeigu guoliai būtų netiesiai, kažkur netiesiai pastatyti, tai iškart matytųsi ant šito matuoklio. Aišku, gamintojas palieka didesnius tarpus po milimetrą, po 2. Tarkim, šitas rotorius originalus 288, o statoriaus vidinis, su metru matavau, tiksliai nesumatavęs su štangeliu dar. Tai kažkas 300, tai va, 2 mm. Tai tiek norėjau parodyti, kad vienu žodžiu, tiksliai viską reikia daryti ir bus ir kokybė, ir efektyvumas. Nežinau, kodėl jie tos tarpus tokius didelius daro, ten ar dėl užkibimo, ar dėl nepataikymo, centrų, guolių, neįsivaizduoju. Bet mano praktika rodo, aišku, nedaug aš šitos praktikos turiu, vieną tik generatorių padaręs, bet tikrai įspūdingi parodymai jo yra. Tai tiesiog seku tom pačiom pėdom, nieko nereikia, kaip pasakyt, daug prisigalvot, daryk tiksliai, kaip savo ir bus gerai. Tai va, tiek ir norėjau parodyti. Spekuliantas ten mačiau po 3 ar po 6 mm net daro, ten neįsivaizduoju,
kaip jam dar ten rankų nieks nenukapoja pas tą Artūrą, man atrodo. Toks generatorius ten įdėjęs buvo grupiai, kokie tarpai. Nu, aš taip savo neleičiau tokių rezultatų padaryti ir dar pardavinėti kažkam. Tikrai negadinčiau savo vardo. Tai va, kur čia taip fokusas pabėga. Toks va gaminys. Dar čia galas nenupjautas, nes dėsis rotorius ant viršaus, vyrinsis ir reikės ant centrų dar jį pratekinti. Tai tiek žinių. Iki.